Leiskite man papasakoti apie veiksnius, kurie formuoja žmogaus elgesį. Yra daugybė žmonių, kurie yra labai susirūpinę, tačiau iš tikrųjų nežino, kokie faktoriai formuoja mūsų elgesį. Taigi jie mano, kad vieni žmonės gimsta apdovanoti, kiti turi tinkamus genus, arba kiti turi nusikaltėlio genus, arba kiti turi artistiškumo genus. Viską paslepiant po žodžiu genai yra labai lengva išsisukinėti. Viskas, ką jūs gaunate iš genų, yra akių spalva, oda, audinio tipas, smegenų audinys, tačiau ne idėjos. Idėjos ateina iš kultūros. Jeigu gerai matote šią lentą, ji labai pagelbės. Tai prastas veido piešinys iš šono. Kai asmuo žiūri šią kryptimį ir jūs laikote simbolį, šis simbolis keliauja kaip šviesos ir šešėlio kombinacija į retną. Ir optikos nervais kabeliais, kurių yra kažkur 7 milijonai, tai nueina į neuronus. Ir kažkas pasako kryžius. Ir žodis kryžius susijungia su kryžiaus vaizdiniu. Tada jūs liečiat jį, pajuntat jo formą. Tai nueina į lytėjimo atmintį, kuris susijungia su 2 ankstesniaisiais. Kai kurie žmonės turi atmintį, kurioje galbūt yra 4000 sujungimų, kiti gal turi 7. Dauguma pilnai subrendusių žmonių yra protiškai atsilikę, o tai reiškia, kad jie neturi pakankamai asociacijų sistemui, kad galėtų kažką sudėti kartu. Taigi jie pamato kažką vykstant ir kai negali šito paaiškinti, tada jie išranda žodį – instinktas. Tai yra tas pats, kas sakyti, aš neturiu nemenkiausios nuovokos, kaip žuvis sugeba rasti kelią į Volgos upę, kuri yra nutolus 1000 mylių, be jokios kitos žuvies, kuri atverstų žemėlapį ir sakytų, štai kur mes turim plaukti berniukai, tokia yra kryptis. Taigi jie sako, kad jie tai daro instinktyviai. O tai tas pats, kas sakyti, aš neturiu nemenkiausio supratimo, kaip jos tai padaro. Tai yra nuoširdus atsakymas. Jei jūs religingas yra sakoma, nekalbėk netiesos. Jei žmogus pamato, kad vaikas jau artistiškas nuo mažumės, jie sako, manau, jis gimė šitoks. Geriau tiesiog sakyk, aš nežinau, kaip tai veikia. Tai yra žymiai lengviau padaryti. Žmonės ateina pas mane ir sako, tu esi išradėjas, jie naudoja visokias etiketes ir jie sako, tu tikriausiai gimei šitokiu ir tu turi tokią smegenų rūšį, kokią Edisonas turėjo. Aš paklausiau, kokia tai rūšis, aišku, jie sako, nežinau. Taigi, jei jūs norite iš tikrųjų suprasti, kaip veikia žmogaus smegenis, aš pabandysiu. Nežinau, ar man pavyks papasakoti, kaip mes veikiame. Žmonės gali kažką žiūrėti tik savo aplinkos supratimo terminais. Žmonės man sako, gal galėtų man suprojektuoti namą. Aš žinau, ką jie turi omenyje sakydami namas. Kažką panašaus į tai. Dar jie prijungia kažką čia. Čia namas. Bet čia jiems ne namas. Kas norėtų gyventi čia? Čia kupolas? Nenorėčiau čia gyventi. Mes visi gyvename kupolė. Jūsų smegenis kupolė. Patinka jums kupolas, ar ne? Ji yra stipriausia forma. Kiek iš jūsų esate bandę delnų sutraiškyti kiaušinį? Tai labai sunku. Tai geriausia forma. Jei jums nepatinka tas, man nepatinka tai. Jūs nusiperkate medinį namą, man nesvarbu, kiek jūs už jį sumokėjot, jis gali sudegti iki pamatų per 20 minučių. Ir tada aplinkosaugininkas, kuris labai susirūpinęs mišku, kad žmonės nekirstų miško, pats dažniausiai gyvena medinėme name. Taigi, jei gyventumėt name iš betono, neturėtumėt termitų, gaisrų, ir jei naudotumėt anglies tekstūrą, netgi per žemės drebėjimą, jis galbūt suskiltų per pusę, tačiau neįgriūtų vidun. Mes kažką vertiname su savo senąja vertybių sistema. Pirmieji automobiliai, nežinau, ar esate matę tai, atrodė štai taip. Tačiau žmonės nelabai jos pirko. Tada jie pridėjo netikrą arklio galvą štai čia ir pardavimai pakilo. Kiek iš jūsų esate matę pirmosius automobilius su arklio galva? Žmonės tiesiog negali paleisti. Kaip tada žmonės sugeba išrasti dalykus ir turi protą?
Pavyzdžiui, ratas. Kaip žmonės išrado ratą? Nesakiau jums dar šito. Kai miške nugriuvo medis, tai prastas rąstų piešinys. Ir jei kitas rąstas guli šitokioj pozicijoje, jei paimtum ir trauktum, šitas ridentusi, niekas neišrado rato. Jis buvo atrastas šitokiu būdu. Niekas niekada nieko neišrado. Žmogaus smegenys negali sudėti nieko kartu, nebent turi patirtį ir kažką, kas pasufleruotų tam. Nėra kito būdo gauti informaciją į smegenis, išskyrus per lytėjimą, uoslę, regą. Žmogaus smegenys yra labai švarios, kai jis yra jaunas. Ir įeinantis garsai, mama, tėtė, gaga. Kada išmokai kalbėti lietuviškai? Šeštadienį, balandžio 5 dieną? Pirmiausia buvo mama, gaga, suprantat? Ir galiausiai tai išsirutulioja. Jei iš praeities atsivestumėte prieš 75 metus dirbusią elektriką, dabar jam parodytumėte tranzistorių ir paklaustumėt, ką manai? Jis pasižiūrėtų jį ir nieko. Nes niekada nebuvo matęs šito, jis negali pasakyti, čiagi tranzistorius. Netgi jei žiūrėtų jį per mikroskopą, nežinotų, į ką žiūri. Jeigu tu parodytum laukiniam kanibalui laikrodį ir sakytum, ką tu manai, koks įdomus būdas fiksuoti laiką, ar ne? Ne, jis negalėtų kalbėti šitaip. Jie neturi asociacinės atminties tam. Aš jums pasakysiu kai ką labai svarbaus. Ir tai yra, kad žmonės, ką aš besakau apie žmonės, kalbu ir apie save, negali mąstyti ar protauti. Tai yra iliuzijos, kurios yra pakištos žmonių iš aukštų postų. Jie kalba tokius dalykus kaip kūnas ir protas, smegenis ir protas. Tame nėra jokio atsiskyrimo. Tai tas pats kaip baterija ir jos elektra. Tai yra to paties dalyko dalis. Medžiai, visa gyvybė aplink mus. Mes esame viena gigantiška susijungusi sistema. Kai jūs mokate žmogų būti fiziologu, jūs gaminate kvailį. Kai asmuo treniruojamas būti elektros inžinieriumi, tai dar vienas kvailys. Šiuo metu dar nėra tokio dalyko kaip mokslininkas, atminkitai. Yra žmonės, kurie yra moksliški kažkurioje tai srity, kai ateina kalba apie žmogaus elgesį, sako nieko apie tai nežinau, literatūra labai mažai informacijos. Taigi neieškokit mokslininko kaip vedlio, jie yra buki kaip ir visi kiti užauginti kultūroje. Ir vėl žmonės, kurie yra išsimokslinę žmogaus elgesio klausimuose, negali remontuoti elektros prietaisų. Jie yra atsilikę šioje srity. Taigi, kai daugybėje universitetų jie naudoja terminą atsilikęs. Sako, čia yra tiek daug atsilikusių žmonių. Taigi viename universitete aš paklausiau dėstytojo, ar esate susipažinę su mechanika ar gamtos mokslais? Sako, na ne, teisingai. Daugybė žmonių yra atsilikusių skirtingose sritise. Taigi nustokite ieškoti mokslininkų kaip vedlio. Jie nieko neišmano apie socialinį projektavimą. Edisonas, kuris laikomas kameros išradėjų, jo buvo paklausta, kaip manai, kokia bus ateitis. Jis atsakė, manau, mes tiesiog išgaruosim iš čia. Taigi nemanykit, kad ekspertai žino atsakymus, jie yra savo siauroj disciplinui, dirbantis tame rėme. Architektai svajoja apie naują pasaulį ir naujus pastatus, bet kai jie pradeda eiti mokyklą, mokykla pradeda juos stumti pagal save. Namai turi atrodyti taip. Ir jie prideda visokių nesąmonių, prikabinant namų įvairiausio mėšlo. Neteisingi stogai, dar vienas pridėtinis stogas čia, kitas čia dar išlindęs. Jūs kalbate apie energijos švaistimą. Visa mūsų visuomenė, vertybių sistema, kalba priklauso tolimai praeičiai. Mūsų kalba, kurią naudojame šiandien, kurios mus išmokė mokykloje, ją beveik neįmanoma mums perteikti idėjų. Intelektualumas yra gebėjimas ištraukti svarbą iš situacijos. Bet kurios situacijos. Svarbu yra ir tada, kai jūs sakote, aš nežinau pakankamai apie šį dalyką, kad galėčiau padaryti sprendimą. Kartą Stuarto Chase'o buvo paklausta kažkokio klausimo. Jis atsistojo ir visiems salėje tarė, aš nuoširdžiai nežinau atsakymo į šį klausimą. Visi atsistojo ir pradėjo ploti jam. Bet tai yra labai reta. Dar nėra šiuo metu tokio dalyko kaip protinga gyvybė Žemėje. Mūsų visuomenė, visi jūsų prezidentai, atsiprašau, kad pasakysiu tai, buvo su protiniu atsilikimu. Visi, kurie buvo praeityje, jie yra labai dideli neišmanėliai.
Žmogus, kuris sako, kad norėtų būti pusiau išsivyščiusios visuomenės prezidentu, yra nesveikas. Žmogus, kuris nori būti dantistu, gręžti sugedusius dantis visą savo gyvenimą ir jie siekia šito. Jie nori būti daktaru ir kasdien žiūrėti sergančių žmonės. Ir medicinos žmonės sako, antakių paskirtis yra prakaito lašelį nukreipti į šoną. Jie žiūri viską su prasme. Jie mano, kad yra gyvybės prasme. Leiskit jums parodyti tai. Tai yra gyvūnas pavadinimu Triceratopsas. Gal jau esate matę kas nors, tai dinozauras su 3 ragais ir su šiuo dideliu kaulu. Ir jie sako, šio didžiulio kaulo prasme yra atsverti galvą, o šių 3 ragų prasme įdurti kitiems gyvūnams. Visiems tai atrodo prasminga. Paskui randame dinozaurą su ragais nusisukusiais visai kitą pusę. Kam tai? Na, jis gali kasti ką nors su juo. Paskui randame gyvūnų su šitokiais ragais. Kam skirti tokie? Yra gyvūnų, kurių ragai nusisukia atgal. Kam tai? Kitų gyvūnų ragai eina į šonus. Gyvūnai gimsta su įvairiausiais ragais ir jei tu gimtum su kaulėta atauga ant savo peties ir kas nors save užrakintų spintui, tu su juo trenktum, stumtum ir taip tau pavyktų išeiti. Taigi tu naudotum kaulėtą vietą šitokiu būdu. Pačioj gamtoj nėra jokio intelektualumo. Visi žiūri žmogų ir sako, žmogus taip gražiai surėdytas, anatomijos mokyklose jums pasakojo, koks nuostabus žmogus yra. Na, jei žmogus būtų toks nuostabus, jis turėtų 2 skylutes, o ne išsikišimą priekin. Nes kai jūs nugriuvat, sutraiškote nosies kremzlę ir turite kvėpavimo problemų visą likusį gyvenimą. Maži vaikai turi putles rankas ir dėl to patampa stabilesni ir nenugriuva. Ką turite omenyje gyvybė protingai sutverta? Tai netiesa. Leiskit jums truputėlį daugiau papasakoti apie gyvybę. Kai žiūrite į gyvybę iš mokslinio požiūrio taško, jis neturi jokios prasmės jokiomis kryptimis. Priešingu atveju, jeigu jūs sakot, kad nagų prasme yra kasyti sniežulį, tada taip pat turėtumėt sakyti, kad čiaudėjimo prasme yra apkrėsti kitus žmonės. Kosėdami užkrečiame daugybę žmonių, taigi užkabink prasmę ant visko ir pastebėsi, kad tai absurdiška. Dauguma mūsų buvo auginti su religija. Ir religijos pavojus yra tas, kad ji kalba apie prasmę, kad saulės prasme yra apšviesti žemę. Tačiau jūs puikiai šiandien žinot, kad žemė yra kažkur tokio dydžio palyginus su saule. Ir jei Dievas padėjo šitokį milžinišką objektą apšviesti šiam mažam taškeliui, blogas inžinierius, už 93 milijonų mylių. Tada jie sako, žvaigždžių prasme yra ta, kad galėtume naktį rasti kelią. Tačiau jūs žinote, kad žvaigždžių yra ir už milijonų šviesmečių. Jos turi būti dėl kažkokios priežasties. Ir ligų prasme naikinti žmonės. Ir jie sako, kad žmonės yra aukščiausia gyvybės forma. Kas tai pasakė? Jie stato save ant pjedestalo, visa visata sukurta jiems. Aukščiausia gyvybės rūšis. Inkvizicija, žudimai Irake, kankinimo kameros. Žmogus, kuris naikina žemę, pila toksinės atliekas į vandenynus. Metai iš metų naikina kitas civilizacijas, turi prastą istorijos įrašą. Tai nesveika kultūra, kuri net nebus atminta, saugoma ar aprašyta ateityje. Ji vers ateities žmonės vemt. Nežiūrėkite į save žmogus aukščiausią gyvybės formą, jis yra didžiausias idiotas, kada gyvenęs. Jei pažiūrėtumėt, ką jis padarė žemėje, ką jis padarė savo artimam žmogui, nors ir eina į bažnyčią, vis tiek sprogdina vieni kitus, kunigas laimina karo tankus vietoj to, kad sakytų, nežudykit vieni kitų broliai ir seseris, ar nepamenat, ko Kristus mokė? Žmogus yra labai ribotas gyvūnas ir šie laikai yra tik viduramžių pabaiga. Mes turime smegenis ir kad vystyti tas smegenis turite dirbti. Tingus žmogus sako, Dieve, nelijo jau 6 mėnesius, mano augalai džiūsta. Juk lengva išsikas tranšėją ir sudrėkintą plotą. Bet ne, jie nori, kad tos darbus už juos padarytų Dievas.
Žmonės sako, kodėl tu visada kalbi apie religiją, kodėl negali jos tiesiog paleisti. Todėl, nes dėja ten yra per daug pasisakymų tokių kaip vargšų jūs visuomet turite šalia savęs. Tai pavojinga. Mes galime išspręsti bet kurią problemą, jei sutelksime dėmesį, tai studijuosim, tai dirbsim vietoj to, kad ieškotume paprastų atsakymų. Priežastis, dėl kurios jis elgiasi šitaip yra ta, nes jis nusikalstamojo tipo. Žinot, pažiūrėk į jo galvą. Nėra jokio nusikalstamojo tipo. Žmonės klausia manęs, ką darysi savo projektuojamoj visuomeniai su nusikaltėliais. Aš negaliu įsivaizduoti nusikalstamų elgesenojoje visuomenėje. Nusikalstamas elgesys yra tai, kai jūs nueinate į prekybos centrą, nepriimkit mano žodžio, ir nusiperkate dėžutę kukurūzų dribsnių, atsidarote ir pamatot šitokį vaizdelį. Ką jūs turite omenyje nusikalstamas elgesys? Nusikalstamas elgesys yra tai, karo metu jie tyčia gamino džipus ir kariuomenės sunkvežimius labai aukštus ir daugybė jų apsiversdavo. Ir kodėl jie tokie aukšti, jie sakydavo, na dėl to, nes purvini keliai ir aukšta žolė, tačiau iš esmės ši mašinos dalis visiškai nieko nepagelbėdavo. Priežastis, dėl ko jie gamindavo jos tokius aukštus, kai karas baigėsi, jų nebebuvo įmanoma suremontuoti. Jie turėdavo įsigyti naujus sunkvežimius ir naujas mašinas. Ir štai apie ką tai, ir štai apie ką iš tikrųjų eina kalba. Vietnamo karas, Persijos įlankos karas buvo apie pinigus, naftą, ne apie geresnį gyvenimą ar gyvenimo pagerinimą. Jie netgi neprisimins šios šalies prezidentų vardų ateityje, jie tiesiog mus praleis. Ir naujos istorijos knygos rašys, kad vienas žmogus atimdavo žemę iš kito žmogaus, viena tauta atimdavo dalykus nuo kitos tautos, visa istorija yra perpildyta korupcija. Mes atvykome į šį kraštą, nes buvom nepatenkinti šalimi, kurioje gyvenome prieš tai. Ir kai mes atvykom čia, žmonės gyveno čia, ir mes ištrėmėm juos lauk į dykumų regionus. Išskerdėm buivolus, kurių joms reikėjo, kad galėtų išgyventi, ir tada padarėme daugybę susitarimų ir didžiąją dalį jų sulaužėme. Žmonės klausia, ką daryti su nusikaltėliais. Mes visi esame nusikaltėliai šitokioje visuomenėje. Visi. Daktarai, kurie išsiunčia jūs persišviesti rentgeną, kurio tau nereikia. Jie siekia naudos, taigi aš nieko neturiu prieš nusikaltėlius, jie yra šios kultūros produktas. Viena ką galiu pasakyti, jeigu nori geresnio pasaulio, geriau jau dirbti sistema, kuri veiktų. Taigi, jeigu jūs norite pajudėti nuo primityvios civilizacijos į pažangę civilizaciją, jūs turite išmokti naują kalbą. Ir nauja kalba yra paremta fizinė nuoroda. Kitaip tariant, jeigu upė tekėjo daugybę metų šią kryptimį, ji padarė štai tokį lanką. Upė pakeitė žemę vandens jėga. Ekstrapoliuoti ateitį paremtą fiziniu judėjimu yra būdas tai suprasti. Tai užtrunka ilgą laiką, tai sunkus darbas, todėl šiandien ir dominuoja neišmanimas. Kai kas nors klausia, kaip galėtume padaryti pasaulį geresnį. Jūs sakytume, tu turi 3 metus, kiek laiko turi? Jie nori šitokio atsakymo. Jie sako, pirmiausia, atsikratykim užsieniečių, tada juodukų, paskui raudonplaukių. Suprantat, jiems tai lengva suprasti. Todėl ir dominuoja neišmanimas, nes tai lengva suprasti. Paimk prakeiktą nusikaltėlių, uždaryk kalėjimą ir išmesk raktą lauk. O tai reiškia medicininę priežiūrą visam gyvenimui, dantų priežiūrą visam gyvenimui, maitinti jos visą likusį gyvenimą. Ir tikrasis atsakymas yra toks, mūsų miesto centras mes turime šios 8 mažus kupolus. Ir bet kuris vaikas gali ateiti ir sakyti, aš noriu fotoaparato. Kaip ir bibliotekoje. Ir ten yra fotoaparatas, sakytume, ką nori nuveikti su juo, na, aš myliu gyvūnus. Fotografuok gyvūnus, kai baigsi parneš kamerą, rūpinkis ją ir tada pasimk didesnį fotoaparatą ir dirbk ties fotografiją, jei tau patinka. Ir mokysim jos fotografijos. Kitas vaikas sakytų, man patinka groti smuiku, yra biblioteka, gali pasimti smuiką, bet kurį muzikos instrumentą, mikroskopą, chemijos rinkinį. Padarykit dalykus prieinamus, pagaminkit nerūdijančio plieno dviračius, 100 jų, ir vaikai galės jos pasimti, jie nevoks nieko. Dėl to jie niekada nieko nevogdavo salose. Aš paklausiau vietinių, kodėl jūs man tokie malonūs duodate man žuvies ir vaisių ir sulčių. Sako, pasižiūrėk, jie auga visur aplinkui. Kodėl mes turėtume dėti kainą ant jų? Jie niekada neišrado pinigų, o polineziečiai neturėjo žodžio darbas.
Ar žinote, tai jie visą dieną žaisdavo? Kaip taip galima gyventi, pasižiūrėkite juos. Jie puikiai leidžia laiką, turi plaukiojimo vietas, šventes, povandeninį nardymą, šokius, jie nedirba, jiems nereikia. Įsivaizduokite, jei 3 mėnesius lytų auksų čia ir gatvės būtų užtvindytos auksų, nusimtumėt savo žiedus ir mestumėt šalin. Taigi jie bando kontroliuoti žmonės šioje sistemoje. Pinigai yra kontrolės priemonė. Mokant jums minimalų atlyginimą turi grįžti rytoj, jei nori valgyti. Taigi visa tai yra milžiniškas planas, kuriame žmonėmis įvairiai manipuliuojama, kontroliuojant jūsų elgesį. Knygas, kurias skaitot, mokyklai, kurią einate, pakelkite ranką, prisiekite ištikimybę vėliavai. Ir jei tu atsistotum ir pasakytum, pirmiausia, aš norėčiau sužinoti daugiau apie kitas šalis, jų filosofiją, kaip jie veikia, galbūt aš nenoriu prisiekinėti. Kodėl mes neprisiekėme ištikimybę žemė ir nesirūpinam ją? Žmonės visada man sako, ką tada žmonės beveiktų, jei naudotume mašinas, apie kurias tu kalbi savo knygose, Žakai. Ką žmonės veiktų? Senais laikais aš nupiešiu tai jums buvo prietaisas, kuris atrodo štai taip. Ir žmonės turėdavo sukti jį aplinkui, kad pumpuotų vandenį, bet vaikino žmona turėdavo eiti prie upės su struktūra ant pečių su 2 vandens talpomis ir tempti jas į namus. Paskui jį paimdavo gyvūno riebalus ir pagamindavo aliejų lempai. Ir jie sako, na, jei jūs tai automatizuotumėt, ką tada žmonės veiktų? Jei žmona nebevaikščiotų prie upės ir nebenešiotų vandens, ką jinai tada veiktų? Na, ką jis šiandien daro, tai tik pasuka mažą rankenėlį ir gauna visą vandenį, kurio nori, šaltą ir karštą. Ir jei nori šviesos, jai nebereikia nudirti gyvūno, paimti riebalus, gaminti aliejų, deginti juos. Dabar jį tiesiog paspaudžia mygtuką, pasuka rankenėlį ir gauna ryškesnę ar tamsesnę šviesą. Ką tada žmonės veiktų, jeigu ateis automatizacija? Įsivaizduokit meno centrus, muzikos centrus, kūrybos centrus, darbas dvokia. Tai žemiau žmonių. Jis nuobodus, monotoniškas ir jis vagia geriausius tavo gyvenimo metus. Pamastykite apie jauną panelę 18 metų amžiaus, spausdinančią kokiai nors korporacijai geriausiai savo gyvenimo metais. Kai jį išeina į pensiją, ką turi čia? Korporacinės raides. Kaip susitvarkyti su agresyviomis tautomis? Štai kaip mes tai padarysim. Yra universali kalba, kuri jau egzistuoja šiandien, kuri suprantama ir priimta visų tautų. Tai projektas. Jei nuvykstu į Japoniją, atsiverčiu projektą apie elektroniką, jie supranta, apie ką kalbu. Atsiverčiu projektą apie agrokultūrą, jie supranta, apie ką kalbu. Gali komunikuoti. Jei tu vis dar kalbi apie Dievą, religiją ar politiką, tu miręs. Taigi universali kalba yra technologijos ir dabar priimta visame pasaulyje. Mokslo amžiaus pradžia prasidės, kai visos tautos susijungs kartu ir naudos žemę visų gyvų būtybių geroviai, dalinsis visomis žiniomis. Tai bus konstruktyvi kryptis ir visa informacija bus projektuojama tam, kad būtų pagerintas visų žmonių gyvenimas. Tokia yra Vynus projekto esmė. Jis neturi jokių 7 išminties įstatymų. Jis sako, kad viską, ką išmokom šiuo metu, yra geriausia tik šiuo metu, kol tu tobulini dalykus, gerini ligoninės, visada keičiamasi. Ir jūsų kalba keisis, ji taps dar tikslesnė, vaikai nebekovos tarpusavyje, nebematysit jokių debatų. Debatai yra pavojingi. Nes jei tu ateitum į liuteronų bažnyčią ir tu būtum vienas katalikas ar liuteronų, liuteronai laimėtų. Taigi, jei jūs ateinate su naujomis idėjomis, turėtume turėti 9 valandas, nes jūs perteikėt naujas idėjas. Taigi, ateityje vietoj debatų bus dialogas, kur jūs diskutuojate apie tai, nesiginčydami, nevadindami žmonių negražiai žodžiais. Tiesiog dalinsitės idėjomis, bet nenaudosit tokių terminų kaip aš nemanau, kad tai veiks. Sakysit priežastis, dėl kurios jis neveiks, nes ši vieta negali išlaikyti struktūros. Kiek iš jūsų savo gyvenime tikėjotės pamatyti žmogų kosmose? Pakelkite rankas. Tik keli žmonės. Jeigu jūs paklausime daugumo žmonių, kokios valdžios jie norėtų, ką manot jie atsakytų? Tokią, kokią žino? Demokratija yra absurdiška, nėra tokio dalyko.
Nėra jokios laisvos rinkos, ji nelaisva. Prieš atsidarydama savo likerio parduotuvę turi su savim turėti krūvą pinigų. Čia nėra nieko laisvo. Komunizmas nebuvo komunistinis. Laisvos rinkos sistema nėra laisva. Išsamei kalbėti apie Vynus projektą būtų laiko švaistymas, jei nesuprantat jos filosofijos esmės. Kol nežiūri žmonės kaip užaugintai su tam tikra vertybių sistema. Žmonės gali būti užauginti su labiau tinkama vertybių sistema. Kai aš sakau, kad nėra tokio dalyko teisinga ar neteisinga, sakau, kad yra labiau tinkamas elgesys ir laikui bėgantis tampa dar labiau tinkamas. Mes esame besikeičiantis organizmai, mes išmokstame daryti dalykus geresniais ir mes plėtojamės. Bet jeigu tu rašai 7 išminties įstatymus, tu iššaldai tai. Taigi aš kalbu apie visiškai kitą būdą daryti dalykus. Yra žmonių, kurie bando padaryti gyvenimą geresnį senukams, kai kurie nori mokytis juodaodžių, lenkų, graikų, moterų teisių. Tai yra pagrindinė problema. Todėl reikia perprojektuoti kultūrą, kurioje visi auga ir gauna naudą. Nėra jokios elito klasės, jokių technikų klasės, kurie sakinėja, ką jums daryti ar kaip daryti. Jie duoda jums geriausius įrankius, kokius turi ir sako, jei nori pradėk nuo šito. Iš esmės tai ir yra Vynus projektas. Pasaulis, apie kurį aš kalbu, yra kitoks pasaulis, kur mes dalinamės idėjomis, kur nuoširdžiai nesutinkame vieni su kitu, bet nekovojam. Sakome, išbandykime tai, pažiūrėsime, kaip tai veikia ir jei tai veikia, naudokime tai. Žmonės klausia, kaip bus, jei vienas žmogus norės gaminti lėktuvą sparnais į priekį, o kitas atgal. Kodėl nepagaminus 5 skirtingų lėktuvų tipų? Vietoj to, kad daryti sprendimus. Jums nereikia šito. Jums reikia šito tik šioj sistemoje, kurioje gyvena dabar, kur aukojat monetas ir deimantų širdies ligoms. Tačiau čia mes duodame gydymą, kokio jiems tik reikia. Nes aplink yra pakankamai stiklo pagaminti 7000 mikroskopų kiekvienam gyvam žmogui. Pažiūrėkit į Antrą pasaulinį karą, po jo yra 5500 laivų jūros dugne, 8000 kariniai lėktuvai. Ar nėra lengviau nuvykti bet kurią šalį ir pasakyti, kaip mes galėtume jums padėti? Kokio velnio jūs statote karo laivus? Tai labai nesveika visuomenė. Ateityje vaikai bus treniruojami tapti apibendrintai mąstančiais. Negalėsi tiesiog nueiti į mokyklą mokytis tapti mediku ar mechanikos inžinieriumi. Pirmiausia, turėsi mokyti sociologijos, žmogaus elgesio prigimties, kaip mes tampame, kokiais esame, kas vaikams suteikia stimulą kažką daryti ir kas nesuteikia. Jei kas nors jums pasakys, tu elektros inžinierius, mums reikia tokių raketų, kurios skristų greičiau ir į visas pusės tam, kad padarytų daugiau žalos. O, tai nuostabu, norėčiau dirbti šito, jis daugiau nebe žmogus. Pasaulyje tikrų žmonių yra labai mažai. Kiti būna užauginti taip, kad net gali nudurti ar perpjauti japoną ir viduje nejausti jokios graužaties. Taigi, kas yra žmogus? Žmogus yra tas, kuris buvo užaugintas bendrai mąstančiu, kuris sako, aš noriu išgirsti japonų istorijos pusę, noriu išgirsti visų istoriją. Tikroji demokratijoje tiesioginį eterį ateitų prezidentas ir kritikuotų kitą šalį. Kai jis baigtų, mes turėtume to šalies atstovą taip pat valandą tiesioginio eterio. Leiskite man pasakyti, kur jis neteisus ir leiskite man papasakot, kaip mes matom tai. Tada turėtumėt vaikiną iš Švedijos, kuris sakytų, jūs abu klystat, leiskit papasakot, kaip mes matome tai. Tai būtų demokratija. Mes buvome užauginti nebūti sveiko proto, todėl psichiatrija ir psichologija yra geras biznis. Jie turėtų jums padėti, bet kai vaikinas ateina ir sako, aš turiu didelių ekonominių problemų, kurios mane prispaudė, nebeišlaikau vaikų, jie atsako, ši sesija tau kainuos $60 per valandą. Taigi visi iš tavo nelaimių darosi pinigus. Jei turi problemų su dantimis $1200, jeigu aš atsitrenkiu į jos mašiną, jis užsidirba $200 ją tvarkydamas. Tai pasaulis, kuriame gyvenate. Kaip jūs galite būti padorus? Ir jie visi eina į bažnyčią. Dieve, prašau, padėk. Koks mėšlas. Pamastykite apie tai. Gerai, laukiu daugiau klausimų. Nebūkite mandagus. Nuoširdžiai nepritarkite. Prašau, nebūkite mandagus. Aš nesu. Kas verčia mane nekęsti miestų plėtros? Aš irgi nemėgstu šito. Nes tai prastas sprendimo būdas. Ir tikras problemos sprendimo būdas, kurį žmonėms yra labai sunku priimti, yra pilnai apjungta sistema. Nežinau, ar žinot, kas tai. Yra daug žmonių, kurie geriau gyventų dideliuose hoteliuose vietoj individualaus namo, nes ten yra sporto salė, teatras, žinoma, jie yra moderni.
Ji turi tiek daug įrangos, gyvendamas hotelyje gali tiesiog sakyti, norėčiau poros mėsainių ir gėrimų ir tai ateina tiesiai į jūsų kambarį. O gyvenant privačiame name jums reikia prižiūrėti kiemą, žolę ir taip toliau. Dauguma žmonių galbūt norės gyventi didžiulėse uždarose sistemose. Tai panašu į keleivinį laivą. Ar kas nors iš čia esančių keliavo pirmos klasės keleiviniu laivu? Dievulėliau, čia daugybė vargšų žmonių. Kai plaukėte pirmos klasės laivu, prie jūsų visada prieina žmogus ir klausia, gal norėtumėt vaisių salotų ar dar ko nors visą dieną. Ateityje ten bus teniso aikštelės, jums nereikės rašyti kapitonui, ei, mes norėjome įtaiti, o aš matau snaiges, o Dieve nežinojau, reiks pasitaisyti. Tada rašo šturmanui, kas yra tie žmonės, kurie sėdi valdžioje, kuriems jūs visada turit rašyti. Jie turėtų žinoti visus šios dalykus, kaip jie po velnių gavo darbą.